nuostabi. Lietuva esi. Ant lubų, matote, toksai skirtinis gabaliukas. Taip, matote, skiriasi. Taipogi ant sienos, ten įskampe irgi. Tai pagal šiuos likusius originalius gabaliukus buvo atkurtas visas vidus. Anksčiau tai buvo gyvenamasis namas ir čia gyveno pačios įvairiausios šeimos. Ir čia buvo nuomojami butai. Ir taip jau sutapo, kad viename iš tų butų buvo pasirašytas vasario 16-osios aktas. Na ir nemaža dalis daiktų, kuriuos matysite mūsų muziejai, yra asmeniai signatarų daiktai. Tai kurie kam daiktai priklausė, būtinai parodysiu, galėsit iš arčiau apžiūrėti, iš arčiau pamatyti ir susipažinti su 20 mūsų Lietuvos signatarų, kurie pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Su žmonėmis, kurie pasirašė šį aktą. To žmonės mes dabar vadiname signatarai. Tai signataras ir reiškia žmogus pasirašęs tam tikrą svarbų dokumentą, padėjęs savo parašą po nepriklausomybės akto dokumentus. Tai juos matot šiame kambaryje, jie priklausė Jonui Basanavičiui. Na, manau, apie Joną Basanavičių daugiau mažiau teko girdėti. Gal kas norit man padėti ir priminti, kuogi žymus Jonas Basanavičius? Ką jis tokio padarė, kad reikia eiti jo kapą aplankyti, kad jam yra memorialiniai kambariai steigiami, kad gatvės vadinamos jo vardu, kad turime ir ant pinigų banknoto jo nuotrauką. Taip. Jonas Basanavičius, žymus lietuvių tautos veikėjas, mokslininkas, gydytojas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Jūs čia matote banknotą, taip. Tai banknoto dešinėje pusėje Lietuvos patriarcho, mokslininko Jono Basanavičiaus portretas. Ir dar kartą pabrėžiu, kad tai yra Lietuvos nepriklausomybės signataras. Ir kas čia yra užrašyta? Signataras. Signataras, taip. O kas čia yra pavaizduota? Gediminaičių stulpai. Taip. Gediminaičių stulpai simbolizavo tam tikrą karinę jėgą, pilies tvirtumą. Daktaro Jono Basanavičiaus didžiausias troškimas buvo tai, kad lietuviai pradėtų kalbėti savo gimtąją kalbą. Tai yra lietuvių kalba. Kada mes jau indulkes pavirsim, jei lietuviška kalba bus tvirta pastojus, jei per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvošės, tąsyk mums ir kapuose bus lengviau, smagiau ilsėtis. Taip, teisingai. Ir vienas iš jo tokių tikslų buvo lietuvybės puoselėjimas. Ir tai jis darė per mūsų pirmąjį nelegalų laikraštį Aušra. Tai buvo pirmasis nelegalus laikraštis. Ir tuo metu Jonas Basanavičius gyveno Prahoje ir leido šį laikraštį. Savo surinktus parašytus straipsnius išsiųsdavo į Mažąją Lietuvą, o iš ten knygnešiai atspausdintą Aušrą slapta gabendavo į Didžiąją Lietuvą ir vėliau dalindavo Lietuvos žmonėms. Taigi per Aušrą, per savo straipsnius Basanavičius kvietė Lietuvos žmonės aktyviai dalyvauti etnologiniam judėjime, domėtis savo praeitimi, istorija ir apskritai, didžiuotis, kad yra taipogi Jonas Basanavičius buvo ir puikus gydytojas ir kol gyveno užsienyje, bulgarams jis buvo ne ką mažiau žinomas, bet jau kaip savo srities specialistas.
Jaupus ir dažnai atskrido ant Balkono krašto. Ir kartą atskridus pas Basanavičius sužeistas ir tiesiog, nugaišo. Tai kadangi Basanavičius buvo gydytojas, tai jisai turėjo priemonių ir žinių, tai kaip sako istorija, kad tą apuoką pas Basanavičius ir iš Imšo padarė iškamšą ir kai grįžo į Lietuvą, su visais daiktais parsivežė ir šį gražų apuoko iškamšą. Tai štai. Basanavičius nuo jaunystės dar labai domėjosi ir tautosakos rinkimu. Buvo surinkęs nemažą kolekciją įvairių lietuvių liaudies pasakų ir jas išleidęs. Bei vienos kelionės į Vokietiją metu nusipirko štai šį tokį įdomų aparatą. Gal teko ką matyti? Ne? O kaip manom, kad šitą per aparatas galėtų būti? Galima sakyti gramofono pusbrolis, bet ne gramofonas. Tai yra pirmasis garsus įrašantis aparatas. Paprasčiau kalbant, tai būtų, kitaip tariant, diktofonas. Kiekvienas telefone galime įrašyti, tai tuo metu Edisonas išrado pirmąjį garsus įrašantį aparatą fonografą. Ir Basanavičius nusipirko šį aparatą, kad galėtų įrašinėti ir lietuvių liaudies dainas, kad būtų palikimas būsimosioms kartoms. Tai va čia kalbama arba dainuojama ir sukant rankenėlę garsas įsirašytas. Aišku, dabar jau šisai, kadangi jau yra senas, daugiau 100 metų senumo šis kapavimas, tai aišku, kad nebeveikia. Tai va, iš arčiau dar galite apžiūrėti mėgstamiausią Jono Basanavičiaus krėslą, iškabą buvusi virš kabineto durų ir Basanovičių. Ir dar vienas įdomus nuotrauka ir eksponatas, tai štai. Pasakykite, kur sėdi Jonas Basanavičius, prie ko? Matot panašumą? Prie savo paties paminklo. Tai šiaip būna labai retai, kada gyviem žmonėm esant statomi paminklai. Dažniausiai žmonės jau, tai, sakysim, nuopelnai labiau pagerbiami po mirties. Tai Jonas Basanavičius be ne vienintelė asmenybė Lietuvos istorijų, kuriai dar gyvam esant pastatytas paminklas už visus darbus ir nuopelnus. Neretai Basanavičių vadina dar tautos tėvu. Ir tą vardą jisai gavo ne iš istorikų ar kažkokių mokslininkų jam davė, bet patys žmonės jį taip pavadino, kadangi jisai buvo tas žmogus, kuris sugebėdavo suvieninti įvairiausius žmonės, dirbti. Na jau, kur palaidotas Basanavičius neklausiu, bet gal viskai priminkit man, nes pamiršau dabar, kurgi čia buvo palaidotas. Jonas Basanavičius iškilmingai palaidotas Rasų kapinėse. Teisingai. Ir dar vienas klausimas, gal ir žinot, kada yra miręs Jonas Basanavičius mirė 1927 metais ir, kaip matote, vasario 16 dieną. Taip? O ką švenčiame tą dieną? Taip, šią dieną buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Teisingai, būtent švenčiant 9-asias nepriklausomybės metinės 1927 metais, vasario 16, apie 7 valandą vakare Basanavičius mirė. Na, tiesiog taip sutapo. Prieš tai keletą dienų jis jau sirgo, begulėdamas ligos patale dar susirgo plaučių uždegimu, o tai labai sunki liga. Tiesiog jau sutapo, kad mirė vasario 16 dieną. Gražus 19 amžiaus pabaigos baldai, kuriuos signataras Jurgis Šaulys pirko dar Vokietijoje. Tai ir su šiais savo jam priklausiusiais baldais jisai visur keliaudavo ir niekur su jais nesiskirdavo. Na, o šį kambarį mes vadinam diplomatų kambariu ir skirtas jisai signataram, kurie jau, kai buvo atkurta Lietuvos valstybė, dirbo diplomatais. Ar teko girdėti žodį diplomatų? Iš Lenkijos labai dažnai atvažiuoja į Šalčininkų rajoną ambasadorius toks ponas Jans Kolimovskis, diplomatas.
diplomatas, arba kitaip tariant, ambasadorius. Tai ambasadoriai ir diplomatai turėjo gyvendavo kitose šalyse ir turėdavo prižiūrėti ir pristatyti savo šalį svetur. Tai ir dažnai signatarai tą darbą ir atliko. Jie gyvendavo kitose šalyse ir pristatinėdavo Lietuvą arba rūpindavosi Lietuvos ir lietuvių reikalais užsienio šalyse. Tai va, Jurgis Šaulys buvo mūsų tas pirmasis diplomatas ambasadorius, išsiųstas į Vokietiją dirbti šito darbo. Na ir va, šitie baldai, tada, kaip ir sakau, jūs juos ir visur nešti su savimi. Na ir turime dar vieną signatarą su labai ir Petrą Klimą ir štai gražus jo šratas. Dabar tai ordinai kurti tarpukariu, bet tokius pat ordinus mes turime atrekonstruotus, atkurtus pagal išlikusius senuosius po antrosios mūsų nepriklausomybės. Čia tiesiog dabar nesusipainiokit, bet lietuviai turi dviejus signatarus – vasario 16-osios ir kovo 11-osios. O tai reiškia, kad buvo pasirašyti du nepriklausomybės aktai. Taip. Ir pasako kalbą žmonėms. Taipogi susirenka dar keletas žymių žmonių ir jie perskaito visą nepriklausomybės akto tekstą. Nežinau, ar teko būti gyvai, gal teko matyti per televizorių, ar pastebėjot vieną dalyką, kai skaito visų signatarų pavardės ir štai Jonų bažnyčios varpinės už kiekvieną signatarą po vieną varpo dūžį. Tai tiesiog paskaičius pavardę, vienas varpo dūžis. Pavyzdžiui, Jonas Basanavičius, vienas varpo dūžis, Selemonas Balaitis, vienas varpo dūžis. Tai kiek iš viso dūžių turėtų būti? 20. Teisingai, šaunuoliai. Tai štai, tai būtent iš šio balkonėlio. O iš trečio aukšto balkonėlio, kuriame jau uždirbsime dabar visai netrukus, stovi kareiviai, garbės sargybos kuopa ir jie saliutuoja po keletą salvių už vasario 16 ir už paminėjimo šventę. Ir laiptais dabar metaliniais, kuriais lipsime, jie taipogi yra originalūs, tai yra išlikę nuo 19 amžiaus pabaigos, tai daugiau jiems negu 100 metų. Na, o dabar keliaujame toliau. Čia mūsų tikrai Basanavičius, tu tik Petras Prieiša. Signataras Jonas Vileišis. Tai va, galite jau žiūrėti jo portfelį su inicialais. Tenais toliau signatarų taurės identifikacija. Tai buvo dovanos, padovanotos Jonui Vileišiui nuo lietuvių gyvenusių Amerikoje. Jonas Vileišis
žymus visuomenės veikėjas, teisininkas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Jonas Vileišis yra palaidotas savo šeimos koplyčioje. Ir čia matote Petro Vileišio giminės kapai. Jonas Vileišis, teisininkas, visuomenės veikėjas, politikas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Jo brolis Petras Vileišis, garsus inžinierius, politikas, literatas. Vilniuje redaguoja laikraštį Vilniaus žinios. Dažnai verčia Henriko Sinkevičiaus tekstus. Šiuose rūmuose dažnai lankėsi Jonas Basanavičius, skulptorius Rapolas Jakimovičius ir garsus tapytojas Žmuidzinavičius. Tai ne tik pirmasis, bet ir ketvirtasis, jisai valdė 2 kartus. Tai pirmą kartą buvo išrinktas nuo kitų signatarų, pirmuoju prezidentu, o antrą kartą jis jau valdė nuo 1926 metų. Na, kadangi dėl tokių asmeninių daiktų kaip ir nėra likę, turime, nes jisai prasidėjus Antram pasauliniam karui, išvažiavo iš Lietuvos ir vėliau žuvo gaisre po 4 metų. Tai liko turim tik tai keletą tokių kaip ir simbolį atminti jo valdymo metus. Tai šitas medalis skirtas paminėti jo pirmai kadencijai. Na, o antrą kartą, kai jisai valdė, buvo rengiamas tokios specialios karininkų šventės. Tai čia buvo pirmos vietos prizas. Ir čia būtent į šį butą rinkosi visi vasario 16 signatarai pasirašyti Lietuvos nepriklausomybės aktą. O kasgi šiame bute gyveno ir kas čia, kaip sakant, pasipūlė. Noriu pabrėžti, signatarai šiame name niekada negyveno. Dabar, kur yra matęs daiktus ar jau jiems kitus numeris, tai tiesiog jiem pagerbė. Jonas Basanavičius, Antanas Smetona, Aleksandras Tužginskis, Jokūbas Šernas, Mykolas Biržiška, Donantas Malinauskas. Būsimieji signatarai ir bent didesnioji dalis buvo šios draugijos nariai. Ir taip jau sutapo, kad vėliau ta draugija užsiėmė ir nepriklausomybės atkūrimo reikalais. Tai tiesiog iš to ir iškilo, kad ir rinkosi į šį butą pasirašyti nepriklausomybės 16 dieną, tai buvo šeštadienis, 11 val. Ryte, susirinko visi Lietuvos tarybos nariai, o Lietuvos tarybos nariai tai yra mano nuolat minimi vasario 16 signatarai ir pasirašė nepriklausomybės aktą. Kodėl dabar paprašiau jūsų sustoti puslapį? Ogi todėl, kad panašiai stovėjo ir signatarių atkuriant nepriklausomybės. Basanavičius, jisai buvo pirmininkas, jis stovėjo štai šioje stalo pusėje. Likę signatarai sustojo prieš šį puslankį, Basanavičius perskaitė visą nepriklausomybės akto tekstą, vieningai signatarai nubalsavo už nevisišką nepriklausomybės paskelbimą ir vėliau pasirašinėjo pagal abėcėlę, garbę suteikiant pirmam pasirašyti Jonui Basanavičiui, kadangi jisai buvo pirmininkas. Tai iš viso nepriklausomybės akto kūrimas užtruko gerą 1,5 valandos. Na, kaip manom, ką galėjo signatarai daryti, kai pasirašė nepriklausomybės aktą? Sakytumėt, galėtumėm sakyti, galėjo eiti švęsti.
pašvęsti ar kažkaip pasidžiaugti su žmonėmis. Deja, to nebuvo, nes aktas buvo pasirašytas slapta. Čia vėlgi labai sudėtingos politinės sąlygos įtakojo tokią situaciją, kad mūsų Lietuvos tarybos nariai turėjo aktą pasirašyti slapta, nes visgi buvo karo metai ir galėjo grėsti ir suėmimai ir netgi į kalėjimą pasodinti. Todėl signatarai nieko nešventė, o nuėjo papietauti. Valgyti reikia visiems. Pavalgius, grįžo į tą pačią dieną, grįžo į antrą posėdį ir jau sprendė klausimą, kaipgi tą žinią perduoti Lietuvos žmonėms. Nesgi niekas nežino, kad aktas pasirašytas išskyrus pačius signatarus. Tai aš čia kalbu apie Lietuvos aidą. Teko tikriausiai matyti. Parodysiu 3 simbolius vasario 16-osios valstybingumo atkūrimo. Tai Lietuvos aido pirmas puslapis, dublikato kopija ir aišku visos Lietuvos tarybos nuotraukos. Tai tie 3 vaizdai, kuriuos pamatė, iš karto atpažinsit, kad kalba eina apie vasario 16. Teko signatarų truputėlį pagudrauti. Pirmą jie atspaudino apie 200 tokių Lietuvos vaizdų ir vėliau juos dalino Lietuvos žmonėms. Dabar pakalbėkime apie tus dokumentus, kuriuos pasirašė vasario 16. Vasario 16 dieną susirinkę jie pasirašė 2 akto egzempliorius. Originalą ir duplikatą. Dabar labai gudriai pasakiau originalas ir duplikatas. O ką jie reiškia? O reiškia tai, kad tai 2 lygiaverčiai dokumentai. Originalas tai buvo toksai iškilmingesnis, galėjo galbūt netgi būti surašytas ranka. Ir jisai buvo, dažniausiai originalai jie tokie būna iškilmingi ir paliekami ypatingom progom. O štai šitas duplikatas vadinamasis dar vienas, pavadinkim jį originalas numeris 2, jisai buvo padarytas tam, kad būtų galima jį naudoti kasdieniam reikalam. Pavyzdžiui, reikia dokumentus siųsti kitom valstybėm, reikia kažkur parodyti, įrodyti, kad nepriklausomybė buvo pasirašyta. Tai tokiem reikalam buvo naudojama štai šis duplikatas. Deja, originalių tų tą dieną pasirašytų dokumentų mes neturime, jie yra dingę. Bet neklauskit kur, nes tikrai nepasakysiu, o versijų kur dingę, tai yra daugiau negu reikia. Tai liko tokie kaip ir paslaptis 20 amžiaus, kurgi tie mūsų oficialūs dokumentai pasirašyti vasario 16 dieną. Tikimės, kada nors atsiras ir tada jau galėtų atėti lankyti, pamatysit originalių dokumentų. Dabar parodysiu dar vieną dokumentą. Parašų vos ne 6 kartus daugiau. Ir čia mes jau turim kovo 11 vasario 16 aktas su 20 signatarų. Kovo 11 aktas su 124, jeigu neklystu, signatarų. Tai va, jeigu norėsit švęsti vasario 16, renkamės kur? Prie šiame name signatarų namuose Pilies 26. O jeigu norit švęsti kovo 11, kur eitumėt? Į Gedimino prospektą prie Seimo rūmų. Tai štai, šaunuoliai. O ši knygutė, jinai buvo knyga ir šviestuvas, jie specialiai sukurti pagal nuotrauką. Visas kambarys, kiek įmanoma, autentiškiau yra kurtas pagal nuotrauką. Nuotrauka daryta tuo laiku, kai buvo aktas pasirašinėjimas. Sofa panaši teisingai, o kaip tos kėdės medinės? Stažerė, teisingai, stažerė tai spintelė. Tai va, daugiau mažiau, tai šiaip šitas kambarys muziejai yra vienintelis, kuris yra autentiškiausiai atkurtas, rekonstruotas, specialiai tam, kad visi tie lankytojai galėtų pajusti, kaipgi tuo metu. O jau brolis buvo pirmasis Lenkijos prezidentas, kaip jau gaila labai trumpai, ir buvo nužudytas, bet 2 skirtingi broliai kūrė, galima sakyti, padėjo pamatus, kūrė skirtingas valstybės. Tai va. Tai dabar, kaip sakau, galite apeiti, apžiūrėti iš arčiau visus signatarus, tada Dzieci, wybierzcie sobie, przy którym chcecie zrobić sobie zdjęcie.
jisai Kazimieras Bizauskas. Pasirašymo jam dieną buvo 26. Tai va. Taigi, kurie išsiskiria savo aprangą signatarai? Tokie įdomesni atrodo, kodėl jie skirtingai apsirengė? Todėl, kad jie buvo kunigai. 20 žmonių, tai jie buvo labai įvairių profesijų. Basanavičius buvo gydytojas, 4 buvo kunigai, Smetona buvo teisininkas, taipogi buvo finansininkai, bankininkai ir, na, dėl to ir labai tokie įvairių sudėtis mūsų Lietuvos tarybos. Tai štai. Už tuos, kurie ėjo nebijodami mirties. Šūksniu lydėjo paukščius, kurie galėjo skriet. Ne vienas vėliava nešė širdyse. Žinojo tikrą. Okupantų nužudytiems 1918 metais vasario 16-ąją nepriklausomybės akto signatarams atminti. Kazimieras Bizauskas, Kaina kraujo, kuris tekėjo viduje. Pranas Dovydaitis, Štos, kurie buvo paprasti. ir Vladas Mironas. Kažkieno tėvai, sūnai, vaikai mylimi. Štos, kurie nesiklaupė ant kelių verkdami. Atvirom žaizdom ėjo į priekį ir sakė, mes būsime kraujo, kuris tekėjo viduje. Už tuos, kurie buvo paprasti. Kažkieno tėvai, sūnai, vaikai mylimi. Štos, kurie nesiklaupė ant kelių verkdami. Atvirom žaizdom ėjo į priekį ir sakė, mes būsime laisvi, būsime laisvi. Poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Zęby krab, zerli kajtany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwi murą zęby krab, zerli kajtany, połam bat, a mury runą, runą, runą.